Kai mes jau eterį, Jurga. Sveikos visos, malonu matyti. Ir šiandien paliesim tokią labai įdomią ir daugam, ypač pradžioje verslo ar veiklos aktualią temą, ką daryti, jei nepalaiko ar kai nepalaiko artimieji. Aš esu moterų kaučerė, Jurga Jotkazytė, Kaučingas moteriams įkūrėja. Ir šiuo metu daugiausiai dėmesio skiriu emociniam meistriškumui. Ir man šita tema labai įdomi, nes aš tikiu, kad būtent tas palaikymas ir nepalaikymas jis daugiausiai yra susijęs su mūsų emocinė būsena. Pasižiūrėsim, ką pasakys mūsų pašnekovės. Ir pirmiausia, paprašysiu prisistatyti Jarūnę. Tai sveiki visi, kas žiūri tiesioginį, kas žiūrės įrašą, tai esu Jarūnė Grigienė. Tai irgi prisistatysiu nuo to, kad coachingas mano yra gyvenimo dalis. Ne tik dirbu su moterim pagrinde, bet tuo pačiu ir dėstau vienoje iš coachingo mokykloje. Studijuoju šiuo metu psichologiją ir dar šalia yra psichosomatika. Tokia sritis, kuri mane labai domina ir skaitau paskaitas bei vedu konsultaciją šitą temą. Tai taip, jeigu trumpai apie mane. Ugne, tu trumpai prisistatyk dabar mūsų žiūrovams. Gerai, tai labas vakaras. Labai smagu šiandieną čia būti. Aš esu coachingo specialistė, jau 8 metus dirbu su coachingu ir taip pat esu gydytoja psichoterapeutė. Tai viena iš mano specializacijos krypčių yra būtent psichoterapija. Esu baigus 4 metų podiplominės psichoterapijos studijas ir derinu tiek coachingą, tiek terapiją, tokį kaip visumą. Ir realiai daugiausia dirbu su moterim, kas liečia savirealizacijos klausimą, kas liečia veiklą pagal savo širdį, iš savo sielos tokio kelio ir kas liečia daugiausia įvairius ribojančius įsitikinimus, programas, kaip perfekcionizmas, super aukšti standartai, negebėjimas pasakyti ne, nuolat kitų žmonių prioritetizavimas arba aplamai toksai negebėjimas būti savo ašyje. Tai dirbu tokiam plačiam spektrui ir irgi daugiausia dirbu su moterim. Tai mes visos kažkuo panašios, ypač noriu padėti moterims. Violeta, prašom apie save papasakoti. Tai aš irgi esu coachingo specialistė, mes čia tuo esam ir panašios, kadangi visos coachingo specialistės, bet čia jau toksai tas mūsų podcastas. Ir mano coachingas paskutiniu metu vis labiau yra apie viešą kalbėjimą ir apie savitumą. Niekaip aš nepabėgu nuo tos temos, aišku, kad jau kai reikia, tai pasiveja tave tos nišos, o kas su šios dienos tema, tai prisipažįstu, kad mano artimoje aplinkoje yra labai daug žmonių, kurie neturi žalio supratimo, įdomus išsireiškimas, žalio supratimo neturi, ką aš veikiu, kuo aš užsiimu, kas tas yra coachingas ir buvo laikas, kai tai buvo tas dalykas, kuris gal skaudėjo, bet dabar aš jau matau tame ir daug pliusų. Super. Tai įdomu bus sužinoti, kas ten skaudėjo. Tai nuo tave šiandien ir pradėsim. Tai jeigu nori pasidalinti, kviečiu pasidalinti, kas konkrečiai tau ten buvo skausminga tame, kad žmonės nežino, apie ką tu esi ir kuo tu užsiimi. Ne tai, kad gal apie ką aš esu, kuo užsiėmus, bet dabar gal, žinai, kai išlipi iš tos jau duobės, kažkaip, kai nebeskauda, nebe taip ir paprasta papasako, dėl ko ten taip skaudėjo. Tiesiog, kai baigi coachingo studijas ir supranti, koks čia gėris, atrodo, kad norėtum dalintis tada su visais ir visur. Ir oh my god! Ir aš kažkaip pastebėjau, aš kai artimoje aplinkoje pradėdavau dalintis ir pasakoti kažką, tokia stodavo truputį nejauki tyla. Toks truputį atsitraukimas, maždaug papasakok, mes čia tavęs nenugesinėsim, bet supranti, kad jiem neįdomu. Tiesiog neaktualus dalykas. Ir
tiesiog tas toksai atsimušimas kaip į sieną, kad, oh my god, kokį aš čia gėrį turiu, kaip čia faina ir niekam neįdomu. O dar paskui prisideda, aišku, kai klientų trūkumas ir toks atrodo, jautiesi izoliuotas. Toks gėris, o niekam nereikia. Tai vat tas gal labiausiai skaudėjo. Tai vat ką girdžiu, kad bendrumo trūko, tokio ir bendro vaibo, nes kartais tu gali nesuprasti, dėl ko žmogus džiaugiasi, bet džiaugtis kartu. Ir tada tas bendrumas susikuria, ne? O čia gaunasi, kad tokia reakcija nebuvo adekvati tavo užsidegimui. Taip. Ir vat, kaip sakai, toks jausmas, kad tarsi net į sieną atsimuši. Mhm. Spėčiau, kad ko gero dar žmonės, kurie, kaip ir nežino, nesupranta, jie truputį turi tokio, vertinimo ar teisimo šiek tiek, kad čia, įdeda į tam tikrą stalčiuką gal, Jo. kur neatrodo, kad verta labai daug dėmesio klausyti, įsitraukti ir panašiai. Supratau, labai labai ačiū už atvirumą, įdomią palėtėjai gaidą, tai pažiūrėsim, kiek dar pavyks jos įdėti į pokalbį. O dabar tai noriu pradėti nuo tokio klausimo. Apskritai, kaip jūs galvojat, ar coachinge svarbesnis tas palaikymas, vat coachingo veikloje ar analogiškoje veikloje yra svarbesnis artimųjų palaikymas negu, pavyzdžiui, dirbant paštininkė, tarkim. Ar kokiam kitam darbe, kur viskas aišku, ne, kur tave samdo ir panašiai. Arba, pavyzdžiui, kuriant savo veiklą, ne, tarkim, kažkas kuria ten advokato savo kabinetą turi, ne, kažkas coacherio veiklą užsiima. Palyginus su kitom veiklom, kaip jum atrodo, arba būtent coachingė to palaikymo labiau reikia iš artimųjų, ar tiesiog apskritai kaip žmogui gal reikia to palaikymo, savo veiklą vykdant apskritai. Tai gal Ugne, gal tu pirmą pasidalintum, kaip tau atrodo? Aha, tikrai toks stiprus klausimas ir man iš tikrųjų atrodo, kad bet kada mes darom kažkokį didelį karjeros pokytį, mums tiesiog labai stipriai reikia palaikymo. Ir nepriklausomai, ar tai bus coachingas ar ne coachingas, to palaikymo visada labai norisi. Toks labai natūralus noras, kad mane palaikytų, kad man būtų tarsi lengviau, kad jausčiausi taip emociškai saugi. Bet coachingė turbūt yra dar tas papildomas komponentas, kad čia nėra tokia aiški profesija, kur aš žinočiau dabar A, tada B, tada C ir taip atrodys mano karjera. Coaching yra dar daugiau to neapibrėžtumo ir kuo to neapibrėžtumo daugiau, tai tuo labiau ir mums yra sunku, kaip pradedantiems specialistams, ar ne, aš jau nesu pradedanti, bet iš principo visą laiką puikiai atsimenu tą savo pradžią, kai aš būdama gydytoja, pasibaigus medicinos studijas, sugalvojau, kad aš vis dėlto noriu coachingą. Ir tas jausmas, kur tu iš kažko labai aiškaus suprantamo eini į kažką, kur niekas, tuo metu net nelabai žmonės žinodavo to žodžio, kas iš viso čia yra, dabar jau daugiau mažiau visi žinom. Tai man atrodo šitoj veikloje... Kiek metų tai buvo, Ugne? Prieš 2018 metais aš pasibaigiau jau coachingo studijas. Tai man atrodo, čia yra ypač tas noras, ar ne, palaikykit. Ir labai dažnai to palaikymo, ypač tose veiklose, kurios yra neapibrėžtos, jo nebėra, nebūna tiek daug. Dėl to, kad ir aplinkiniai žmonės sako, ką tu čia darysi? Ką tu, ta prasme, apie ką tu čia kalbi? Tai kaip tu iš to uždirbsi, į kokį čia darbo pasiūlymą nueisi, ar ne, kur čia CV bankė tos coacherius galima susirasti ar kur. Ir tada atrodo, iš vienos pusės dėl to neapibrėžtumo norisi dar daugiau palaikymo. Ir dėl to neapibrėžtumo, tada iš aplinkos to palaikymo sąlyginai galim gauti netgi ir mažiau. Dėl to, kad jie irgi nesupranta, apie ką mes kalbam. Dėl to tiem aplinkiniam, kuriems svarbiausia, kad mums gerai sektųsi, jiems atrodo nesaugu. O viskas, kas mums yra nesuprantama, atrodo nesaugu ir tada atrodo geriau nedaryk, išgyvenk. Tai tarsi linkiu tau. Tarsi linki artimieji geresnio kažkokio tai kelio ir tu labai gerai tokį kaip paradoksą apibūdinai, sakyčiau, coacherių aplinkos paradoksas, kada labiausiai to palaikymo reikia, nes ir taip daug kas neaišku, ir taip nori coachinto, turi dar čia verslą vykdyti, ir taip sunku atrodo, nori ir pardavimus tos reikia išmokti, ir pristatyti save. Ne tik, kad tu žmonėm atsisėdi ir padedi tiesiog,
išvis visas gyvenimas keičiasi ir to palaikymo labai reikia, o jo tada mažiausiai ir būna, nes atrodo, ką tu čia išsigalvojai, kur tu čia eini tuo tokiu neaiškiu keliu, nesaugiu keliu, mes tau linkim laimės ir galvojam, kad laimė yra ne ten, kur tu eini, ne? Labai vertingas pastebėjimas. O Jarūne, ką tu manai apie tai? Nu, čia tik tai galim gal papildyti, žinai, kalbant apie tai, iš kur tai kyla. Tai kyla visų pirma mūsų nervų sistemoje ir mūsų kūno reakcijos yra tokios, nes mes turėtumėm tada kalbėti, jeigu iš psichologinės pusės, apie prieraišumo sistemas. Vadinasi, jeigu manęs nepriema, nepalaiko, man yra nesaugu. Ir tai yra labai labai sena sistema. Nes anksčiau be genties, be bendruomenės tu tiesiog neišgyventum, neišsimaitintum, nebūtų kur gyventi, tave užpultų žvėris, tu vienas neapsigintum ir taip toliau ir panašiai. Tai čia mūsų natūrali reakcija būti priimtam. Jeigu priema, tada saugu, ar ne, palaiminu. Tai vienas niuansas, o kitas niuansas, nu ir apskritai, žinai, ar mes buvom mokomi palaikyti žmogų taip, kaip ar ne tam žmogui galbūt reikia paskatinti jį, padrasinti jį. Mes dažniausiai ką darom tokiose situacijose, didžioji dalis mūsų projekcijas savo pačių baimių. Tai čia vėl kitas mechanizmas, kai mes projektuojam, kad, ai, nes aš, tai, pavyzdžiui, kaučerė, kaip būdama, jeigu aš dabar gydytoja, ar ne, ir būdama kaučerė, aš nežinočiau, kur eiti, kur tą CV banką, ar ne, ten, kur dėt man tą skelbimą savo. Tai palauk, o tai kaip jinai tada išgyvens, jeigu aš nežinau nieko. Tai va ta projekcija, mano pačios baimė ir yra apie tai, kad, nu, aš nesuprantu šito dalyko, va tas coachingas, jis yra, nu, dar pakankamai vis tik tai nesuprantamas didžiai daliai žmonių, kas čia per daiktas. Nu, ir jie projektuoja savo baimės ir natūralu, kad tu sėdėk ramiai, nejudėk, nes kai tu nejudi, man ramu. Jeigu tu darai viską pažįstamą, man ramu, man saugu, va kaip vaikas išeina ar ne, užauga, va kaip tik 18 suėjo sūnui, ar ne, ir galvoju, aha, jisai kol namuose, man ramu, jisai išeis, aš nežinau, tai aš dėl to nenoriu jo tarsi leisti, ar ne, bet tai yra absurdas, tai va čia tas ir yra, kad, nu, projekcijos kitų žmonių, baimių ant mūsų fokusuojas ir prieraišumas, tai va čia mes turėtumėm apie tai kalbėti, kalbant, kad tas palaikymas reikalingas. Tai labai irgi įdomiai skamba, atrodo netgi gal žmonės kaip tik taip ir palaiko ir rodo tą palaikymą, nepadėdami, nepalaikydami, ne? Dar vienas paradoksas gaunasi, nes linki gero, ne? Nori palaikyti, bet nesupranta, negali palaikyti, tada mums baisu, žodžiu, ir užsisuka visas ratas. Ir aš irgi dažnai su klientėm kalbu apie vaikus irgi ypatingai, nes vaikams labai norisi padėti gyvenime, ne? Tai ar tu gali palaikyti nesuprasdamas? Nu, nežinodamas iki galo, nežinodamas visko, kas vyksta, kaip turi būti, kas bus po to, kiek uždirbs, kiek laiko dirbs ir panašiai, vis tiek mes galim palaikyti, ne? Tai čia jau toks aukštesnis truputėlį emocinio intelekto lygis. Tai tokiu būdu galima tiesiog kelti šitą klausimą su artimaisiais. Tai pirma išvada, kurią savo pasidarau, kad jeigu negaunam palaikymo taip, kaip mums norisi, dar nereiškia, kad nepalaiko. Dar čia galima pasitikrinti. Ne? Gal palaiko, bet ne ta palaikymo kalba, ne ta meilės kalba. Ne? Labai ačiū. Ir apskritai, žinai, va, truputėlį, jeigu čiučiu dar pratęsiant tą palaikymą, ko aš, pavyzdžiui, mokausi po šiai dienai, tai yra paprašyti palaikymo tokio, kokio man reikia. Nes kitas tikrai neprivalo žinoti, kaip mane palaikyti. Kai mano vyras mane palaiko, dažniausiai aš sėdžiu ir man verkt norisi. Ir jisai sako, kas nutiko, tik aš tave palaikau. Sakau, ne, man taip baisu daros nuo tavo palaikymo. Ir jisai sako, tai ko tu nori? Ir tada man tenka atsakomybė suvokti, o tai kokią aš palaikymą iš jo šitą akimirką, nu, tikiuosi, viliuosi, ar ne? Ir sakyti, o tu galėtum man va taip, ar ne, pasakyti, ar va, nu, tą padaryti. Ir jisai sako, nu, tai gerai, viskas tvarkoja. Tai va, mums kartais atrodo, kad kiti žmonės turi atspėti, kaip mus reikia palaikyti, žinai. Tai čia jau toliau einama ne mūsų temos laiptais, tai čia apie komunikaciją, kad svarbu aiškiai iškomunikuoti, kokio palaikymo man reikia, kaip aš jį noriu gauti, ne, kokie mano poreikiai, gal tik tai išklausyti, gal tik tai padrasinti, o gal ir patarimą duoti, ne, reikia. Tai tiesiog komunikuojant, tie klausimai po truputį sprendžiasi, nes jeigu yra geranoriškumas žmonių,
tai jis yra, tai jį tada tiesiog tik tai galima pakreipti tinkamą linkme, taip kaip, kad abiems būtų gerai. Ne? Aš dažnai sakau, kad mes treniruojam žmonės, kaip su mumis elgtis. Visus visada, kai bendraujam, ne, kažkokiu tai būdu mes treniruojam, kaip su mumis elgtis. Tai o kaip jūs galvojat, kodėl kai kurios moteris iš vis net nepasako savo šeimai, kad planuoja mokytis coachingo arba dirbti su tuo, arba kad tą jau daro? Kaip jums atrodo? Ugnė, gal tu norėtum? Taip, tai vienas iš turbūt tokių dalykų, kas dažnai įtakoja, kad moteris nepasako, dėl to, kad jos nutuokia, ką aplinka pasakys. Ar ne, mes labai gerai žinom maždaug, kokios reakcijos galim iš savo artimųjų tikėtis. Ir šitoje vietoje yra tas svarbus dalykas suprasti, kad mes turim savo asmeninį vidinį kritiką, kuris sako, pirmiausia, o tai čia verta, neverta, čia sugebėsiu, nesugebėsiu, man tiks, netiks. Plius mes dar turim tą vidinę auditoriją. Nes per mūsų gyvenimą susiformuoja tam tikra vidinė auditorija, tai yra mūsų aplinkos, kurią mes išoriai matydavom, atspindys mūsų viduje. Tai reiškia, kad aš jau žinau, tas žmogus ką sakys, tas žmogus ką sakys, tas žmogus ką sakys, ir mūsų viduje jau visi tie balsai dažniausiai prašneka. Ir mes jau žinom maždaug, ko galim tikėtis. Ir kai mūsų viduje yra kažkas, kas yra labai trapu, kas yra labai tikra, labai labai gyva, mes dažniausiai saugom save nuo kažkokios kritikos. Ir iš vienos pusės tai yra ir labai sveika, ir labai smagu, iš kitos pusės ne visada tai pasitvirtina. Ne visada mes iš tikrųjų negausim to palaikymo, kurio mes norėtumėm. Dėl to labai svarbu yra nuolat sverti, ar tai tikrai tiesa, kad aš galvoju, kad aplinkiniai manęs nepalaikys, ir pabandyti protestuoti. Aš esu už tai, kad mes iš tikrųjų prasitestuotume savo aplinką, nes tikrai yra daugybė žmonių, kurie mūsų aplinkoje nori, kad mums sektųsi. Ir visada labai gražiai prieš tai, Jurga, paminėjai, kad mes galime instruktuoti žmonės. Galim jiem pasakyti, žiūrėk, aš noriu pradėti kažką naujo savo gyvenime ir man labai svarbu, kad tu šitoje vietoje mane skatintum, o ne bandytum pasakyti visus įmanomus minusus arba rizikas, kodėl to nesimti. Ir lygiai taip pat, kai mes kalbam pačią savo, visų pirma, mes savo turim būti užtikrintos, kad aš tikrai to noriu, turim turėti savo vidinį stuburą, nes kai mes turim savo vidinį stuburą, mums nebėra taip aktualu ir nebeskauda taip labai, jeigu kiti nepalaikys. Tai šitoje vietoje tada jau galima atsisukti truputėlį ir į save ir pasižiūrėti savo vidinę ašį, savo vidinį užtikrintumą šitoje vietoje ir tada jau einam į tuos giluminius savivertės dalykus. O gal trumpai gali papasakot, kaip tau buvo ir ką tu darėjai? Nes vis tiek tu pakeitei iš tokios geidžiamos profesijos, ne, savo veiklą į tokią prie būrėjų labiau priskiriamų kai kurių žmonių. Ne? Čia truputį šaržuoju, bet vis tiek pokytis, ypač tradicinių žmonių galvose, yra nemažas. Ne? Tai gal truputį galėtum pasidalinti savo patirtimi? Tai kaip ir pradžiai dalinausi dar prieš mūsų pokalbį, kad iš tikrųjų tas perėjimas iš medicinos, jisai man buvo tikrai didelis ir labai reikšmingas mano pačios asmeniniai kelioniai. Ir kaip sakau, kaip Jurga sugalvoja mane pakvies, nes čia labai mano tema, tas būtent kaip aplinkiniai mane palaikys. Tai mano gyvenime susiklostė taip, kad aš pabaigiau medicinos studijas, bet jau nuo pačios medicinos studijų pradžios aš jaučiau, kad tai nėra mano tokia kryptis, tai nėra mano sielos kryptis. Ir kai jau pabaigiau studijas, aš šiek tiek ir padirbau gydytoją, bet mano širdis nuolat šaukia, kad vis dėlto psichologiniai dalykai, kad vis dėlto ėjimas į žmogaus potencialą, ne tai, kad padėti žmogui, ar ne, kuris visai duobėjai, sugrįžti normą ir viskas ok, bet kad padėti žmogui iš tikrųjų eiti tą savo sielos keliu ir realizuoti save. Ir man tai buvo labai didelis žingsnis, nes aš tikrai ilgą laiką iš vis dvejojau, ar čia man, ar ne man, ar verta bandyti, ar neverta bandyti, palikti visą tai, kas saugu, žinoma, ir man pačiai buvo labai baisu. Ir mano vidinė auditorija žinojo, kad mano šeima, ar ne, galvos, Nes aš buvau tas žmogus, kur aš jau pirmoje, antroje klasėje nusprendžiau savo kryptį, būsiu gydytoja.
Ir tas vidinis spaudimas iš aplinkos, nu, vat tarsi, tai tu turi ir tęsti, tu jau tiek suinvestavai, tai čia labai gera specialybė, ar ne, viskas žinoma, būsi sėkminga, tarsi neišvengiamai. Ir reikia labai labai daug vidinės drąsos, man reikėjo labai daug vidinės drąsos, kad aš išdrįščiau ir eičiau tuo savo širdies keliu. Bet praėjus visą tą emocinį uraganą, ta šis labai labai stipriai užauga. Kai vat, leidau savo iš tikrųjų daryti tą pokytį, eiti ten, ta šis yra visai kitokia. Ir labai daug žinau savo aplinkoje žmonių, kurie ir neišdryso pakeisti tos savo srities, ar ne iš medicinos, pasibaigė medicinos studijas. Ir tenai nu, nebuvo to drivo, tos jėgos, kad okei, aš keičiu, darau, nes man kažkur kitur norisi. Tai aš labai labai noriu palinkėti visom moterim, kurios daro tos pokyčius, kurios eina, kurios bando coachingą, kad iš tikrųjų apsupt save žmonėm, kurie jumis patikės. Ir visų pirma atsigręžti į savo tą ašį, pasižiūrėti, kad aš esu tikrai svarbi šitoje vietoje savo gyvenime, nes jeigu aš realizuosiu save, aš kursiu laimingą gyvenimą ir savo, ir visiems aplinkiniams žmonėms. Bet net jeigu būsiu kažkokioj, va, tarsi prestižiniai specialybei, kur mano širdis realiai džius, kur mano vidus džius, ten tikrai nebus nei tų pinigų, nei to prestižo, nei tos užtikrintumo. Nes jeigu mūsų vidus vysta, džiūsta, tai ir mes džiūstam, ir aplinkiniai žmonės aplink mus iš tikrųjų bus nelaimingi. Tai mano žinutė visada yra apie tai, kad leisti savo eiti tuo savo sielos keliu, savo širdies keliu, ir ten visada bus ir sėkmė, ir ten visada bus ir tas vat, jausmas, kad aš gyvenu ir aplinkiniai žmonės gaus pridėtinę vertę iš to. O trumpai tada dar paprašysiu trumpai dabar, kaip tu išdirstai? Kaip, nu, tikrai, vat, kaip supratau, tavo ta vidinė aplinka skeptiškai žiūrėjo tavo viduje, bent jau tu tikėjaisi skeptiškos reakcijos, ne? Pakeitimas profesijos šitas, nu, nemažas, toksai gaunasi, pati sakė, abejonių turėjai. O tai kaip tu išdrįstai, kaip tau pavyko? Aš iš tikrųjų turėjau iš savo partnerio didelį palaikymą. Ir tikrai, kaip aš juokiuosi, gyvenimas mus veda. Mano gyvenime taip pat atėjo vienas žmogus, kitas žmogus, trečias žmogus, kuris man sako, Ugne, tau labai tiktų. Žinai, aš matau tave šitame. Ir po truputėlį mano gyvenime atsirado va tie žmonės, kurie patys ėjo savo pašaukimo keliu. Nuolat atsirasdavo vis vienas coachingo specialistas, kitas coachingo specialistas ir atrodo, kad tą palaikymą aš gavau ne iš tų pačių artimiausių žmonių, ar ne, bet kas yra vat, ta tarsi branduolinė šeima, bet iš žmonių, kurie atsirado mano gyvenimo keliai. Ir toks nuolatinis patvirtinimas ir patvirtinimas iš tų žmonių, kurie mane pažįsta, ar ne, kad tai, nu, tai tiesiog tau tinka. Ir kaip aš dirbu su moterim, visada sakau, mes turim atrasti veiklą, kur mūsų asmeninės savybės, mūsų duotybės galėtų mus vesti prieki. Ne, kad ne mes turim savo silpnybės nuolat tobulinti, bet kuo geriau išsigryninam savo stiprybės ir jas įdarbinam, mes tada realiai už tai, kas mes esam, už tai, kad domimės tuo, kas mums įdomu, mes dar papildomai gaunam ir pinigus. Ir man tiesiog tų patvirtinimų buvo daug nuolatos ir kai studijavau pačio coachingo ir va, tie klientai pirmieji, va, nuolat tiesiog atėjo tas patvirtinimas, kad taip daryk ir atrodo tiesiog, kai esi savo kelyje, tai visa ta palaiko. Tai tau, nu, prie vidinio balso, prie vidinio to noro, ne, širdies šauksmo keisti prisidėjo tinkami žmonės, tinkamiu laiku, ne, su palaikymu. Ir aš pati, vat, kalbėjau kažkada tai su moterimi, kur, nu, papasako ir šiaip su keliais žmonėm, kur papasako, kad gyvenime, nu, taip, tėvai, tarkim, psichologiškai abjuzino, taip, nu, kaip lietuviškai, nežinau kaip pasakyti, bet žodžiu, buvo nebuvo sveika aplinka augant ir aš sakau, tai kaip tu tokia normaliai išaugai? Ir jinai papasako, kad, pavyzdžiui, močiutė ten ją palaikė, tarkim. Tada ten kitas žmogus papasakojo, kad ten dar kažkas palaikė mane, pavyzdžiui, senelis palaikė, ne? Mane, nu, šiaip ir tėvai palaikė, bet senelis gal ypatingai. Ir aš supratau, kad užtenka vieno žmogaus, realiai, nu, vieno žmogaus, kuris tave palaikytų, šalia tavęs dar, nes pats tavęs ne visada gali palaikyti, kad, nu, neišprotėtum ir nenueitum visai jau šunkeliais, net tada, kai situacija labai, nu, bloga.
Tai tiek daug iš tikrųjų duoda tas tarpusavio santykis su kitu žmogum ir patvirtinimas iš išorės, kad su tavim viskas okei, kad tau tinka, kad tu eik, daryk. Ir dar jeigu tai keli žmonės, tai ypač gerai gaunasi ir galima, aišku, ieškoti tokios grupės, arba susikurti tokią grupę bendraminčių, kurie palaiko. Jarūnė, o koks tavo kelias buvo? Ar palaikė tave aplinka, ar nelabai ir ką tu darai? Oi ne, mano aplinka manęs nesuprato, taip galim pasakyti. Ir tikrai tų projekcijų buvo pakankamai, tų baimių iš aplinkos, būtent tų pačių žmonių. Nes aš netgi taip ir sakydavau, sakau, man užtenka mano pačios baimių, man jau nebereikia jūsų baimių, ne? Jau gal jūs mane nebekraukite atgal. Tai va, tai aš apskritai, kadangi dirbau kardinaliai kitokią veiklą, aš buvau pirkimų vadovė keliose įmonėse. Ir mano veikla nebuvo susijusi su psichologija kažkokia, tai nors kolegos juokaudavo, sako, pas tave ne pirkimo kabinetas, bet psichologijos kabinetas. Tai turbūt tėvo juokai mane ir truputėlį privertė susimastyti, ar aš teisingoj pozicijoje sėdžiu. Bet vidinis poreikis eiti ir domėtis šituo dalyku buvo stipresnis negu aplinkinių žmonių reakcijos. Ir tik žinodama, kad aš pati abejojau dar, ką man daryti ir kaip man elgtis. Ir tam, kad manęs neatkalbėtų kitų žmonių baimės, aš irgi buvau pasirinkus tokią poziciją pradžioj nesakyti, ką aš veikiu, kur aš einu. Mano kelias prasidėjo nuo tokio transformacinio žaidimo Lila mokymosi, tai aš tiesiog gal 2 ar 3 žmonės mano aplinkoje tik tai žinojo apskritai, kad aš einu šito dalyko mokytis. Ir aš nežinojau, kur tas kelias mane nuves. Paskui prisidėjo coachingas, psichosomatika ir taip po truputėlį augo visą tą kompetencijų bazė. Tai va, tai man tiesiog reikėjo savyje užauginti tą tikėjimą, pamatymą, kas tai yra, ar man patinka, ar man tinka. Ir kai aš baigiau coachingą, čia prieš 5 metus, tai realiai ir išėjau iš samdomo darbo ir pradėjau tą tokią freelancinimo ar ne kelionę, kuri nebuvo tikrai lengva. Ir man kas padėjo, man padėjo tikėjimas. Tikėjimas tuo, kad mane veda. Nes aš labai daug tiesiog mačiau ženklų, signalų iš aplinkos ir aš kartais būdavo, kai sėdžiu su vaikais viena, ten dar skyrybos pas mane tuo metu vyko, iš darbo išėjau, tai aš kai sėdėdavau tokia viena namuose ir galvodavau, įdomu, kaip mes čia už ką valgysim sekantį mėnesį, sakydavau, ar gali visatą pasirūpinti manim ir mano vaikais. Aš atsiduodu, aš naudoju savo talentus kitiem žmonėm, tai, ką aš gebu geriausiai, bet man reikia pagalbos tavęs. Tai va toksai mano tarsi net ir Liloj yra tokių jungtis langelių 2, kur aš sakau, aš pasitikiu savimi ir pasitikiu tobulų visatos planu man. Ir tai buvo mantra, kuri mane išvedė, ar ne, toj pradžioj, kai daug abejonių, kai nežinai, kas vyksta, kai esi viena savo aplinkoje, nes nebuvo mano aplinkoje nei žmonių tokių, kad užsimtų tokiom veiklom, nei nieko. Ir taip, reikia padrąsinimo, reikia draugų, reikia kompanionų, reikia bendruomenės, apskritai reikia struktūros. Nes kai mes turim kažkokią struktūrą susikūrę savo, mūsų protas lengviau leidžiasi į tą nuotykį, kaip sakom, ar ne? Okei, o ką aš darysiu, o kokie mano finansiniai pajėgumai, o kiek aš ten galiu ką pravesti ir panašiai. Tai va tas, iš tikrųjų, struktūra, jinai suteikia mums saugumą ir leidžia išbūti to neapibrėžtumo laikotarpį, kuris vyksta tuo metu. Tai mano kelionė tokia buvo. Tai ką iš tavęs girdžiu, tai tas pasitikėjimas irgi, vat, kaip ir pas Ugnę buvo, ne, kad širdis veda mane, traukia tenais, pasitikėjimas, kad čia mano yra, ir pas tave dar tu įvardinai pasitikėjimas savimi ir visatos planu aukštesniu. Tai, čia va, aš irgi, kai dažnai kartuoju, viskas yra į gerą, ne? Tai viskas vyksta taip, kaip turi būti. Tai tas labai padeda kontrolę paleisti. Tiesiog tu tada paleidi, kai bus, tai bus, ne? Net jeigu bus ne taip, kaip aš norėčiau, aš vis tiek pasitikiu, kad tai yra į gerą ir kad taip turi būti ir kad toks yra planas ir kad aš susitvarkysiu. Tai ko gero tokio, jau sveiko psichologiškai žmogaus stiprybė išlaikyti tą tikėjimą. Tada, kai yra neapibrėžtumas ir kaip tu sakei, padėjo, tai būtent kažkoks ar planas, ar aiškumas, kažkokia struktūra, žinomas bent jau nuo ko pradėsiu, bent jau koks yra kitas žingsnis.
Ir čia man irgi norisi pridėti dar nuo savęs, kad ko gero prie viso šito dar vertinga žiūrėti, ką aš galiu daryti, o ne ko aš negaliu. Nes pradėjus coachingo veiklą labai atrodo, kad aš negaliu tiek reelsų ten daryti, ne, Instagram'e, kad klientų turėčiau. Aš negaliu ten, trečio, ketvirto, ką kiti coacheriai daro, vis tiek mes lyginamės ypač pradžioj, kai pradedam veiklą ir žiūrim. Ir tas, jeigu dar nepalaiko artimieji ir dar aš žiūriu, ko aš negaliu daryti, tai šis atrodo, kad aš nieko negaliu tada. Ir svarbu sugrįžti tai, ką aš galiu vis tik tais padaryti. Ir tą kažkokį tai planą, kažkokią tai struktūrą turėti, ją galima aišku keisti, bet jinai suteikia tokio užtikrintumo ir saugumo. Violeta, kokios tau mintis kyla mūsų beklausant? Kokios mintis kyla, daug atsiminimų kyla iš tikrųjų pačios pradžios coachingo veiklos, nors aš savo veiklos iš esmės taip smarkiai nekeičiau. Aš ir dabar dar dirbu samdomą darbą ir derinu jį su coachingo veikla. Tai aš nedariau kažkokių drastiškų tokių žingsnių, kurie kraupintų mano artimuosius, maždaug ką tu darai. Bet aš labai daug ir nekalbu apie tai, ką darau po darbo, sakykime, nepasakoju aš jiem, kas neseka kiekvieno mano žingsnio socialiniuose tinkluose, tai jie tikrai neturi supratimo, kuo aš užsiemu. Bet kitas niuansas yra ta veikla, ar ne, vystyti veiklą ir keisti kažką. Kitas dalykas, nori, nenori, pradėjęs coachingą, tu pats keitiesi. Niekur nuo to nepabėgsi. Ir va šitoj vietoj irgi yra toksai jautrus momentas, kur žmonės pastebi ir tada prasideda įvairios reakcijos. Baisu žmonėm būna iš tikrųjų. Kodėl baisu? Dėl to, kad yra toks, nežinau, girdėjau tokį angliškai pasakymą, lietuviškai jisai skamba keistai, tai aš angliškai pasakysiu, žmonės bijo tavo pokyčių, nes you are killing a person they know. Nes, tiesiogiai miršta tas žmogus, kurį jie pažinojo ir atsiranda naujas žmogus ir tai labai gąsdina. Tai va šitoje vietoje irgi yra jautrus momentas to palaikymo arba nepalaikymo, nes žmonės nežino, į kurią pusę tu iš tikrųjų ten keitiesi. Tu tai supranti, kad tu augi, o jiem tai tu tampi kažkuo kitu. Tai va šitą vietą aš šitą vietą labiau užfiksavau savo tam kely coachingo, kai žmonėm yra nejauku. Nes kažkada buvo vienaip, su manim buvo galima kalbėti vienom temom, dabar kažkaip Violeta nebekalba tom temom, nebedaro taip. Kodėl? Ar jin čia pasikėlus, ar jinai čia kažkokia nušvitus? Nežinau, šiaip būtų įdomu tokį pokalbį apturėti su žmonėm, kurie mane supa. Čia gera mintis, reikės pabandyti suorganizuoti tokį vakarėlį ir pasiklausti, kaip žmonės mato tą mano pokytį. Tai tokios mintis kilo ir prisiminimai jūsų beklausant. O kaip pas jūs visas, tas ne veiklos keitimas, bet paties, savo paties pokyčių išdemonstravimas artimiesiems? Aš taip trumpai, tai buvau apkaltinta ir į sektą įstojus. Esu girdėjus tokių dalykų ir kad man jau laikas pas gydytojus. Nes pasidariau labai nepatogi aplinkai, įprastai aplinkai. Ir tas nepatogumas, ribų brėžimas, kaip tu sakai, augantis sąmoningumas, savęs pažinimas ir taip toliau, vedė iš proto aplinką. Tai teko susidurti ir su tokiu pasakymu. Ugnė, ką tu pasidalintum?
Šitoje vietoje irgi suprantu, kad tas vat, mūsų gebėjimas, kai mes augam, tas ribų brėžimas, tas atsigrėžimas į savo poreikius, jis dažniausiai aplinkai yra labai nepatogus. Aš gal asmeniškai nepatyriau tokio kardinalaus savo pokyčio, nes aš visą gyvenimą buvau asmeniniam audime, tai man tai toks atrodo, nu, tiesiog savaime suprantamas kelias ir gal ir mano aplinkai atrodė, nu, tarsi, kad, nu, visą laiką tas pokytis vyksta vienoks ar kitoks. Bet iš principo ir kas vat, klientės mano labai dažnai susiduria, kad prasideda ribos, prasideda savo poreikio atpažinimas, prasideda komunikacija apie tai ir aplinkai tai visada sukelia nepatogumą, jeigu jie nu, patys neina per tą sąmoningumo kelią ar patys neina nuolatinį asmeninį augimą. Tai toks neišvengiamas dalykas, kad mes, nu, kuo esame emociškai brandesnės, kuo daugiau to sąmoningumo turim, tai tuo tampam aplinkai nepatogios, bet tuo pačiu ir įkvėpimas. Tai tas gražus balansas. O man irgi jūsų beklausant irgi kilo daug minčių ir prisiminimų. Tai apie save, ne? Tai aš buvau, gal aš buvau iki coachingo nepatogesnė, sakyčiau, negu po. Nes aš buvau tokia, nežinau, ar Santa Barbara atsimena tokį serialą. Ir ten buvo Masonas toks, tai kur nusakydavo visą laiką taip tiesiai ir negražiai, bet taip kaip yra. Tai vat aš maždaug tokia buvau. O išmokusi ribų laikymo meno, aš pradėjau jas laikyti daug, kaip čia pasakyti, daug patogiau žmonėm. Komunikuoti tiesiog kitaip, išreikšti su supratimu, su pagarba, su palaikymu, kad abiem būtų gerai. O anksčiau buvo neįdomu man nepatinka ir viskas. Tai pas mane, sakyčiau, pokyčiai gal kaip tik į gerąją pusę labai išėjo. Ta prasme, gerą ir apčiuopiama tą, kur ir iš šono taip atrodo. Nes aš tikiu, kad pas visas į gerąją pusę išėjo labai pokyčiai. Tai vat kalbu apie artimuosius, manau, kad jiems visai gal patiko mano toks suminkštėjimas šiek tiek. O šiaip aš pati, tarkim, vat jūs visos, kaip supratau, turėjot kažkokį tai darbą, kelią, karjerą, vat Violeta dar dabar turi, ne? Aš neturėjau. Aš netgi turėjau mintį išbandyti ten 30 profesijų per savo gyvenimą, nes aš nežinojau, ką aš noriu daryti. Aš ir apsauginė dirbau, ir administratorė, ir auklė, ir su investiciniais fondais. Nu, žodžiu, ko tik nori. Man kas įdomu buvo, tą aš ir dariau. Ir kasininkė labai norėjau dirbti. Manęs nepriėmė Maxima. Tai, žodžiu, labai tada įsižeidžiau, galvoju, dieve, net čia nepriėmė, netinku. Bet ten visa istorija buvo, dabar nepasakosiu, bet, žodžiu, esmė yra tokia, kad aš nepraradau, aš atradau kitų žmonių akyse, kai aš coachingą atradau, bet ko gero daug kas irgi tikėjosi, kad čia bus laikinas dalykas, nes man labai nusibosta. O vat kas man coachingė patinka, kad yra įdomumo daug ir tie klientai skirtingi, tai yra tų klientų, tai nėra, tai tau kažką reikia naujo sugalvoti, tai kažkaip kitaip komunikuoti, tai dar kažką, visą laiką tu turi ką veikti, be coachinimo dar, o dar kiek kursų reikia baigti, ir to noris, ir to noris, ir to, ir tą suprasti, ir tą mokėti, ir čia mes, kai kalbam, aš jau jaučiu, jau matau, ką reiškia bendrauti su psichoterapiją baigusiomis moterimis, kokio lygio pokalbis būna, ne? Ir apie prieraišumo stilius, ir apie vidinę auditoriją, žodžiu. Tai va, tai aš matau, man irgi coachingas yra kaip meilė, tokia aš vis dar susižavėjus esu, nors irgi jau ten 8-9 metus dirbu, vis dar jaučiuosi įsimylėjus šitą profesiją. Ir man atrodo, kad artimieji, jie tą jaučia, va tą laimę. Gal kai jie pamato, kad mums gerai vis tik tais, tai gal jiems ir ramiau tada tampa, ne? Ir kad ir nemiršta badu, išmaldos neprašo, ne? Gyvena kažkaip šypsosi, normaliai, ne? Atrodo viskas tvarkoj. Tada ir žmonėms ramiau, kad, gal nėra čia taip jau ir baisu tas coachingas, įdomu, kas čia vyksta. Tai va, man įdomu dar būtų sužinoti, kaip gal ne tiek šeimos nariai, nes kaip suprantu, šeimos nariai skeptiškai žiūrėjo, ne, ir pavyko sutvarkyti, išskyrus galbūt kai kuriem Ugnė palaikė partneris, kas man atrodo yra labai svarbu. Čia irgi noriu pasidalinti vieną akimirką,
kai aš apsisprendžiau jau pilnai pereiti coachingą ir man nelabai sekėsi iš pradžių. Ir sakau, vyrui, gal man reikia darbo tam pradėti ieškotis. Jisai sako, tu sako, coachingė daugiau dirbk, jeigu tau nesiseka. Tai buvo, ką tu čia dabar kito darbo vėl ieškosis. Galvoju, nu gerai. Tai va, tai čia irgi tokių lemiamų momentų galbūt būčiau ir metus, pavyzdžiui, tada, nes taip nu labai ant ribos buvo, ne, tikrai labai tada svarbu, kad žmogus, kuris yra šalia, kažkaip tai, nu, padėtų tau, atstovautų tave realiai, tai, ko tu iš tikrųjų nori, o ne akimirkoj toj, kurioj, nu, vat sunku pasidarė. Tai man įdomu, kaip draugai reagavo, ar padėjo, ta prasme, pavyzdžiui, ar rekomendavo klientus, ar pasakojo, kad vat, yra tokia vat, mano draugė, psichoterapeutė, ar coacherė, ar ten psichosomatikos specialistė, ar žaidimo Lila veda. Kaip draugai reagavo, kaip aplinka tolimesnė vat, ta, žiūrėjo jūsų veiklą? Aš galiu pasidalinti, kad man atrodo aplinka palankiausiai pradeda vertinti tada, kai mes jau esam sėkmingos. Ir pačioj pradžioj gal, man atrodo, jie patys dar nesusiorientuoja, ką čia rekomenduoti aš galiu, nes kuo čia jinai užsiema. Bet kuo mes daugiau patirties turim, kuo daugiau jie mato, ar ne, kas vyksta, tai ir tas palaikymas auga ir tada rekomenduoti gali. Tai trumpai turbūt taip. Ačiū labai. O aš galiu pasakyti, kad pas mane truputėlį gal kita patirtis. Aš kai baigiau coachingą, nors labai gerus atsiliepimus turėjau iš kolegų, iš dėstytojo, aš atsisėdau ir pasakiau, coachingas ne man. Nu jau kuo, jau coacherė, aš tai tikrai nebūsiu, kokia nesąmonė, čia tikrai ne man. Nieko aš čia nemoku, nors ten sakau, tikrai viskas atrodo gerai. Ir buvo mano viena pažįstama, pas kurią praėjau gal porą sesijų, nes man reikėjo surinkti valandų pas coacherį išorinį. Ir jinai sako, tu nebūsi coacherė, tu juokauji, sako, taigi tu taip gerai tai darai. Ir jinai sako, nu ką tu prarasi, tu bandyk toliau, nu tu daryk. Ir va jos tas palaikymas svetimo tarsi žmogaus, kuris ten vos kelis kartus mane matė, taip, nu tiesiog vos nespardymas užpakalio, kad tu daryk. Ir aš dariau. Va jos dėka aš nenuleidau rankų ir dariau. Ir jinai iš tikrųjų rekomendavo ne vieną klientą, nors pati irgi coacherė. Atrodo, nu kaip dabar, ne, čia man reikia klientų, dar čia kažkam aš siūsiu, o jinai tiesiog siuntė klientus man. Labai nustebau, kai mano psichoterapeutė man pradėjo siūsti klientus. Buvo tam tikros temos, kur jinai mane rekomenduodavo ir aš buvau tokia tikrai šokė, galvoju, nu, tai yra specialistas, daugiau patirties turintis ir atsiunčia man klientų. Tai man buvo tokia nuostaba didelė, tai va, buvo žmonės iš tikrųjų, kurie net ir neįsigilinę tiek daug, žinantis, kad aš neturiu ten 10 metų patirties ar ne veikloje, siuntė klientus, o draugai, bent jau tie artimiausias ratas, tai tikrai rekomendavo ir pačios po šiai dienai draugės eina, nu, aišku, eiliai dabar turi laukti vargšės, ar ne, sako, nu jo, tave prirekomendavom, dabar pačios stovime eilutėje, ar ne, kad galėtumėm pasikalbėti. Tai va, tai tikrai, ačiū Dievui, iš tolimesnio netgi rato didesnį palaikymą turėjau pačioj pradžioje. Dabar galiu sakyti, iš visur yra jis. Tai čia irgi tas, vat, kaip višta ir kiaušinis. Su draugų palaikymu greičiau sekasi, kuo geriau sekasi, tuo daugiau palaiko, ne, draugai. Tai pritariu labai ir jūsų išsakytom mintim ir ypač irgi Ugnės, kad kai pradeda sektis, tada ir lengviau rekomenduoti, nes nu, jau yra kažkokie įrodymai, nu, va tavo, tarkim, ta coacherė, ne, psichoterapeutė, jos tave pažinojo, jau žinojo, nu, kažką žinojo apie tave, dėl ko jos tave rekomendavo, ne? Būna, pavyzdžiui, draugai turi kažkokį tai ar išankstinį nusistatymą apie žmogų, ar nežino tiesiog, kaip dirba, ne? Ir ne, nu, kaip ne visai gali gal rekomenduoti, kol neaiškus statusas to žmogaus, vat, jis neturi dar pripažinimo kažkokio. O kai turi pripažinimą, tada tikrai lengviau yra. Aš pati, pavyzdžiui, tai man, tarkim, labai netgi buvo sunku surinkti ir nemokamas sesijas coachingo. Ir aš draugių irgi klausiau ir prašiau ir, nu, tikrai, irgi kaip ir Violetai, man buvo toks geras dalykas ir žmonės nenori net nemokamai ateiti, tai kaip aš dirbsiu mokamai tada coacherė.
Tai va, bet kai pradėjau sektis, kai pradėjau daugiau daryti, tai dabar tikrai turiu nemažai klienčių, draugų tarpe, kur, nu, va, sako, kad arba tu, arba niekas tada, nes pažįsta, žino, jis saugiai jaučiasi. Aš manau, kad vienas va, iš tų dalykų svarbiausias yra, kiek žmonės saugiai jaučiasi aplink mus, ne? Ir kartais mes su savo veikla juos išmušam iš to saugumo vėžių, ypač kai pradedam kažką pasakot susižavėjusios apie naujus dalykus. Ir jiem tada būna sunkiau mus palaikyti ir rekomenduoti. Tai kaip savo padėti, vat, kaip tame toj visoj makaliniai, kur tai palaiko, tai nepalaiko, tai palaiko ne taip, kaip norėtųsi. Mums visom turbūt pasiekė, bet nežinau kaip tau, Violeta, ar tavo tarpe buvo nors vienas žmogus, kuris tą palaikė iš tavo, vat, nu, ne iš coacherių bendruomenės, bet iš tavo aplinkos? Mm, Didžiausią palaikymą esu gavusi tokia forma maždaug, nu jo, jeigu tau gerai, nu tai gerai. Hmm. Čia buvo iš brolio. Mhm. Tai reiškia, tokio aktyvaus palaikymo negavai, o gavai nepalaikymą, atvirkščiai kažkokį tai prieštaravimą, slopinimą šito kelio, bandymą atvesti tave į protą. Nebuvo. Nors, sakykime, samdomam darbe, kur dirbu didžiąją dalį, tai šiuo metu kabinete yra vienas žmogus, aš šiaip vyrų kolektyve dirbu, tai yra vienas kolega, kuris žino apie mano šitą veiklą. Ir ten yra tokia savotiška kultūra apskritai, bet, nu, va, tas toksai pasikandžiojimas draugiškas, bet per tą draugišką pasikandžiojimą vis tiek norisi įkasti. Tai vat ten gal buvo tas toksai nepalaikymas, sakykime, ne? Nes, nu ir vėl tu čia kaučini, nepradėk. Maždaug šitaip būdavo. Tai aš šiaip esu tas toksai žmogus individualistas, kuriam patinka viską daryti pagal save ir aš nelabai šiaip dalinuosi gyvenime su aplinka, ką aš veikiu ir kodėl aš tai veikiu. Ir ačiū Dievui, dabar jau ir amžius, ir situacija, ir padėtis leidžia gyventi taip, kaip aš noriu, nieko nepriklausoma ir niekam neskolinga, tik tai gal bankui. Tai labai džiaugiuosi, kad ir nereikia man tų ataskaitų duoti niekam, kad, nu, žiūrėkit, aš čia dabar kažkaip norėčiau, coachingą pradėti, gal galiu. Tai viskas gerai, aš pradėjau coachingą, darau coachingą, o reikia jums to ar nereikia, jūsų bėdos. Okay. Tai mums labiau pasisekė, kad mes turėjom daugiau palaikymo, bent jau tinkamų metų, tinkamai vietoj, kas labai svarbu buvo. O tau džiaugiuosi, kad tu, nu, vat, jauti tą laisvę, ne? Kad tau, nu, kaip ir jauti, kad nesi prieš nieką atsakinga ar atskaitinga, ką tu darai. Ir nesmagu, kad nepalaiko žmonės, bet ir ne tragedija, ne? Galima vis tiek toliau eiti į priekį. Tai kaip savo padėti, kai neužtenka to palaikymo, sakykime, arba kai yra nepalaikymas, nepritarimas kažkoks tai. Kokie būtų jūsų patarimai mūsų žiūrovams? Tai iš eilutės jau aš pripratusi praktiškai, kad pradedu, tai pradėsiu. Norisi gal visko nesusakyti, kad visos galėtumėm pasidalinti tom įžvalgom, bet pagrindinis pats dalykas, man atrodo, yra turėti aišku savo, kodėl aš tai darau. Ir žinoti, kas šitam kelyje man yra svarbu, kodėl aš tai darau, kodėl aš noriu tai daryti, kokią aš prasmę tame matau. Toliau be galo svarbus yra mūsų vidinis dialogas. Tai kaip aš su savim pati kalbuosi, kai iškyla koks nors iššūkis, kai iškyla kažkoks sunkumas, kur atrodo, kad gal čia kažkas nepasisekė. Tai ar aš esu savo didžiausias kritikas, ar esu didžiausia savo palaikytoja. Tai kalbėti, kurti tą palaikantį dialogą. Ir man atrodo, ta aplinka, kuri mus supa, jinai yra be galo svarbi.
Nes coachingas, terapija, man aplamai atrodo, yra tokios profesijos, kur mes turim labai daug savo asmeninės patirties praeiti. Dėl to eiti pas kažkokį tai terapeutą, pas coacherį, kuris yra praėjęs tą kelią ir kalbėti apie tuos dalykus ir turėti tą palaikymą, matyti tuos žmonės, kurie puikiai to užsiema, iš to gyvena, yra nuostabus dalykas. Nes aplamai mes, taip yra sakoma, kad mes esam 5 žmonių, su kuriais praleidžiam daugiausia laiko vidurkis. Tai vad, kas tie 5 mano žmonės? Ar tai bus kiti coacheriai, ar ne, ar tai bus žmonės skeptikai, nuo to labai daug ko priklauso. Net taip yra sakoma, kad pažiūrėk 5 žmonės, su kuriais praleisi daugiausia laiko, paklausk kiekvieno, kiek jisai uždirba, tai tavo atlyginimas bus to vidurkis. Tai šitoje vietoje nedariau to eksperimento, bet jeigu kažkas padarysi, tai būtinai parašykit, ar tikrai tas vidurkis. Bet tiesiog va, tie žmonės, ką aš apsistatau aplink save, jie gali būti ir draugai, jie gali būti ir kažkokie specialistai, bet tiesiog turėti tą vat, į ką aš žiūriu ir kuo aš remiuosi. Tai gal tokie pagrindiniai, ką aš suminėjau, tai yra tas vidinis dialogas, aiškus kodėl, ir tada tie žmonės, kuriuos aš vis dėlto turiu savo gyvenime, nes juos pasirinkau. Ačiū labai. Aš čia rašausi, dar paskui viską apibendrinsiu, o dabar paprašysiu Jarūnės papildyti. Nu gerai, kol tu rašai, aš tada papildysiu, ar ne? Tai, nu, va tas kaip kodėl ar ne prasmės, kur Ugnė sakė, momentas yra labai svarbus, nes, nu, reikia suvokti, ar aš tai darau dėl to, kad kažkam kažką įrodyčiau. Nu, pasižiūrėkit, kokia aš maladėts ir panašiai. Ar aš tai darau dėl to, kad tai yra mano pačios troškimas. Nuo to irgi labai daug kas priklauso. Jeigu aš įsirodinėju, tai bet kokia kritika ir abejonės labai greitai tą mano norą įsirodinėti gali palaužti, ne? Tai yra trumpalaikis kelias, ilgai neišbūsi jame, greitai mesi šitą dalyką. O jeigu tai yra tavo troškimas, tai žiūrėkit, kaip aš sakau, kai moteris nori kokios suknelės. Nu kas ją sustabdys, ar ne? Jinai ras ir būdų tą pinigų gauti ir ten kažkaip numuilins, ir žiūrėk, spinta įdės, vyrui nepasakys, kad nusipirko. Jinai ko tik neprigalvos. Vadinasi, kai mes iš tikrųjų kažko labai stipriai norime, mums lengva įveikti kliūtis. Mums lengva pasipriešinimą įveikti aplinkinį, ar ne? Tai va, tas labai yra svarbu. Kitas dalykas, kaip minėjau, jau struktūra pati, aiškus planas, kažkoksai žingsniai, galbūt ne 5 metų laikotarpyje, gal bent jau metų, ar ne, nes aš visą laiką savo sakiau, duodu metus laiko, pažiūrėsiu, kaip man seksis. Dėl to aš turėjau saugumą, susikūrus atitinkamą ir galvoju, okei, ir jeigu ką, aš turiu planą B, man saugu, aš žinosiu, kur aš judu toliau. Vienas dalykas, va ta aplinka, jinai yra be galo svarbi. Ir kartais žmonės, nepagalvoja, kad aplinka, jinai yra formuojama mūsų pačių. Mums tai reikia pramerkti akis ir pasižiūrėti, kur mes esam, su kuo mes bendraujam, ką mes gaunam iš tų žmonių, koks yra mūsų santykis, apie ką mes kalbam, ar mūsų energija nuteka žemyn, mes demotyvuoti esam, be energijos, kažkaip atrodo pasaulis labai baisus aplinkui, ar kaip tik mes galim įsikvėpti nuo tos aplinkos. Ir sako, jeigu nori verslą daryti, dirbk, būk tarp žmonių, kurie verslą daro. Ne, jeigu tu nori pradėti sportuoti, būk tarp tų žmonių, kurie mėgsta sportą, kurie yra įkvėpti sportą, kurie kaifuoja nuo šito dalyko. Tai vienam yra iš tikrųjų sudėtinga išjudėti pačioj pradžioj. Tai aplinką mes patys turim susikurti ir patys turim formuoti ją atsakingai, sąmoningai, o ne tai, kad taip gavosi, tokie žmonės, o ką aš padarysiu? Tai čia yra aukos mentalitetas, ar ne? Tai šitas dalykas ir kitas dalykas, kas yra svarbu, konkretiškumas. Iš tikrųjų, žmogus, kaip minėjo Ugnė prieš tai viename atsakymė, ar ne, kad kai mes vieną sakom, kito norim, trečią darom, pas mus skyla asmenybė. Jinai skyla į keletą dalių ir žmogus tada jaučiasi nevientisas. Savasties suskilimas vadinamas, ar ne, Rodžersas apie tai kalbėjo savo knygose. Tai va tas yra labai svarbu ir tai yra daug labiau kenksminga negu nepalaikanti aplinka. Dėl ko? Dėl to, kad nepalaikanti aplinka tai yra išorinio mano socialinio aš ar ne nepalaikymas ir aš galiu ją įveikti kažkaip dar proto pagalba, kažkuo kitais būdais. Kai mano yra viduj nepalaikymas mano pačios, išskilimas, aš vieno noriu, kito darau, va čia prasideda iš tikrųjų depresijos visos, visi tokie pasimetimai, nerimas ir taip toliau, nes aš pati savo meluoju, aš pati save nuolat išduodu. Vadinasi, apie kažkokį vidinį stuburą, pasitikėjimą savimi mes net negalim kalbėti, nes aš nuolatos esu nepasitikėjime. Kaip aš sakau, ar ilgai tu pasitiki tuo žmogum, kuris tau vieną sako, kitą daro?
O kodėl su savim tada taip elgiesi ir sakai, trūksta pasitikėjimo? Natūralu, kad trūksta, nes tu savo nuolatos meluoji, ar ne? Ir vat stiprinti va tą suaugusi aš labai yra svarbu. Auginti šitą dalyką, nes mes dažniausiai iš ko veikiam? Iš vaiko pozicijų įvairių. Tai mes ant kaprizingi, tai mes bejėgiai ar ne visokie. Aš labai, kai pradėjau irgi eiti tuo keliu, dažnai atsisėsdavau ir galvodavau, kas man jie čia pasireiškia? Koks čia vaiko personažas, ar ne? Ir sakau, o kaip pasielgtų suaugęs žmogus? Kaip pasielgtų savim pasitikintis? Ir kai eini į tą rolę naują, opa, žiūri, kad tu daug daugiau gali, negu tu galvoji, negu tau atrodė, ar ne? Bet va tas aš suaugęs, bent jau mano būna atveju dažnai su klientėm, kaip dirbo, kai aš pasakau, o kokia tu suaugus? Būna labai didelės nuostabos akys. O ką reiškia aš suaugus? O apie ką tu čia iš viso kalbėjau? O kas tai per personažas? Ar ne? O čia mumise dar gali ir tokia dalis gyventi, ar ne? Tai, nes, čia yra istorija, dėl ko taip yra, ar ne, pas žmonės. Tai va tas labai svarbu, va tas tada vaikas laukia leidimo iš išorės, pasireikšti, pasisakyti, o aš suaugęs, jisai duoda pats savo leidimą. Vaikas, jisai bijo išduoti šeimos sistemą, yra dar lojalumas, prisirišimas prie šeimos sistemos, tai va čia labai daug nagrinėjau iš tos temos, kai yra sumaišyti vaidmenys, yra parentifikacija, yra lojalumas giminės programoms įvairioms. Va šitą irgi reikia suvokti, pamatyti, kodėl aš savo neleidžiu ir tam reikia specialisto. Tai va tas va higiena, va, kaip Ugnė sakė, irgi terapijos įvairios, tos pačios coachingo sesijos, o tas irgi svarbu yra. O tą suaugęs žmogus turi psichologinę higieną. Aš taip įvardinčiau, ar ne? Jisai rūpinasi savim. Jisai randa palaikančią aplinką. Jisai žino, dėl ko eina, kur eina ir ką daryti. Tai čia jau iš vis man praktiškai susidarė įspūdis, kad čia mums visų reikia psichoterapijos, jeigu nepalaiko ir jeigu tu nori to palaikymo, tai eik ir dirbk. Iš esmės truputį irgi šaržuoja, bet įdomu labai klausyti, nežinau, kiek supranta žmonės, kurie neturi psichologinių žinių, bet aš tikiu, kad vertinga yra ir man labai atsiskleidžia tai, kad bet kokią veiklą darant, ypač kai tu dirbi savo, kai tu savo veiklą kuri ir ypač kai tu kuri dar tokią netiksliai apibrėžtą veiklą kaip coachingas ar su tuo susijusios kitos veiklos, tai yra svarbu, ir pamiršau, ką norėjau pasakyti. Tai va, gerai, kai prisiminsiu pasakysiu, o dabar noriu dar komentarus paskaityti. O taip įsijaučiau į tą papasakojimą ir pamiršau esmę. Tai va, mums rašo komentarą. Sveiki, artimųjų palaikymo reikia visur, ne tik coachingė. Kalbant apie coachingą, kas žino, kas tai skatina, motyvuoja, o kas nežino, lyg ir neutralioje pozicijoje, bet jaučiu, kad mintise sako, kur tu čia vėliesi. Bet jei aš jaučiuosi stipri, pasitikiu savimi coachingė, tai tas nepalaikymas ar palaikymas kaip ir neturi didelės įtakos. Bet pastebiu, kad svetimi labiau palaiko nei artimieji. Vat kas irgi dažnai būna, tas, kai sako, savam krašte pranašų nebūsi, ne? Tai kartais geriau ieškoto palaikymo kitų tolimesnių žmonių ar netgi svetimų žmonių ratuose, negu kad tikėtis jo iš pačių artimiausių žmonių, jeigu tiesiog, jeigu neišeina, jeigu išeina, tai labai gerai, jeigu palaiko artimieji. Toliau kitas komentaras. Šiaip tai, kai šauna kokia idėja, aš einu tiesiai, negalvodama apie palaikymą. Coachingo daug metų siekiau ir kai pasitaikė proga, tai net neklausiau. Nors man reikia ir pirmyn. Noriu, man reikia ir pirmyn. Net nepagalvojau apie palaikymą. Iki šiol taip noriu ir siekiu, nes man to reikia. Tai labai irgi gražus pavyzdys, įkvepiantis, kai žmogus žino, ko norim. Tai ko gero, kai mes žinom, ko norim, tada ir to palaikymo mažiau reikia. Tai aš dabar apibendrinsiu, kokius susirašiau punktus, ką sužinojau. Ir paprašysiu tada irgi atliepti ar papildyti, jeigu dar kils minčių. Tai pirmiausia, čia dar bandžiau paskui ir eilės tvarka sudėti, tai nežinau, kaip čia man seksis, bet pažiūrėsim. Tai pirmiausia yra svarbu girdėti savo širdį, klausyti širdies, jeigu jinai traukia mus į savo veiklą, į coachingą, aiškiai išsigryninam savo kodėl aš tą darau, kodėl aš to noriu ir vizija visai būtų vertinga, čia jau nuo savęs pridėsiu. Jūs apie tai kaip ir papasakot,
tiesiog pačio žodžio, ne, neįvardinant, žinoti, matyti tą viziją, kodėl aš ten einu, kaip tai atrodo ir misiją savo, ne, ką aš noriu duoti ir kaip atrodo mano gyvenimas, kai aš to užsiemu, tada daugiau vidinės tos motivacijos turime. Tvirtiname ašį savo. Va, ką norėjau pasakyti, kad kiekviena veikla yra labai geras būdas atskleisti, kur man dar yra vertinga augti. Samdomam darbe mažiau, nes yra daug paklusimo taisyklėms, standartam. Čia mes realiai kuriam savo taisyklės. Kiekviena galim savo veiklą kurti taip, kaip mes norim. Ir tada ir atsiranda, išlenda baimės, kurių nežinojom, kad turim. Išlenda kažkokie kiti bruožai, vaikai kažkokie lenda vidinėje, ne? Žodžiu, išlenda dalykai, kuriuos atskleidžia būtent tai, kai tu darai kažką naujo, kai tu darai kažką neapibrėžto ir atsiranda terpė dirbti su savim. Tai va, tai mes galim irgi tvirtinti tada savo ašį. Svarbu pasitikėti savimi ir visatos planu, ne, arba likimu ir paleisti. Tiesiog aš darau, ką galiu ir paleidžiu, toliau bus viskas taip turi būti. Ne? Labai padeda struktūra. Kiek kartų girdėjau iš Jarūnės, to vis tiek apibrėžtumo, žinojimo, apčiuopiamumo kažkokio užtikrintumo suteikia. Taip pat yra svarbu komunikuoti kitiems. Tai kaip aš noriu būti palaikoma, kokie mano poreikiai, ko aš noriu iš mūsų bendravimo. Ir netgi galima ieškoti tų palaikytojų, kurti savo palaikytojų komandą, ieškoti bendruomenių kažkokių tais, pasirinkti, sąmoningai pasirinkti tą aplinką, va tos 5 žmonės, kur Ugnė minėjo, ne, kurių vidurkių tampame. Ir ko gero geriausia rinktis dar stipresnis ir geresnis už save, tada dar gerokai į viršų pasitemsi. Ir taip pat va, tas vidinis dialogas, ne, vietoj kritiko labiau auginti palaikytoją savo viduje ir turėti tą asmenybės vientisumą kaip irgi kaip vizija, čia netgi sakyčiau, ta vientisa asmenybė, kur tu žinai, kad tu to nori, kad tu augini. Aš manau, coachingė praktiškai neįmanoma kitaip dirbti, nes labai vidinė ta stiprybė svarbi tam, kad tu galėtum išlaikyti kito žmogaus ir nepadėti dar plus tam, nepulti padėdinėti, ne, tam žmogui per daug. Tai šitas va tas suaugusio žmogaus dalis auginama, net atskleidžiama per veiklą. Ir taip pat aš dar pridėčiau nuo savęs, tai auginti vidinę motivaciją. Nes išorinė motivacija labai priklauso nuo rezultatų, kaip man sekasi. Jeigu sekasi, noriu daryti, nesiseka, nenoriu. Labai daug coacherių žinau, kad pasiduoda vien dėl to, kad išorinių nėra rezultato. Tai arba tada to rezultato reikia, arba tada labai jau būtinas tampa išorinis žmonių palaikymas, kai nesiseka. O kai augina vidinę motivaciją, tai tada visi tie dalykai, jie yra daugiau kaip dovana, negu kad kaip būtinybė. Ir man asmeniškai labai padeda fokusavimas į procesą. Ne tiek į rezultatą, kiek aš uždirbu, kiek aš klientų turiu, ne į tuos skaičius, kuriuos reikėtų analizuoti verslui auginant, ne? Bet į procesą, kiek aš kartų išdrįsau pasiūlyti savo paslaugas, kiek aš kartų išdrįsau papasakoti kitiems žmonėms apie tai, ką aš veikiu, ne, į patį procesą tokį, kur, o jau rezultatas, koks iš to bus, toks ir bus, jau šito aš negaliu kontroliuoti. Tai va, tai tiek aš kol kas susirašiau, kokius jų mintis kyla, gal ką ir išsinešat labiausiai, ne, ir gal turit ką pridurti dar. Tai va, jau toks baigiamasis žodis tada būtų. Gal dar Violeta turi kažką pridėti? Aš gal tada apie tą baigiamąjį žodį ir viską bendrai taip ir įpinsiu, ką aš išsinešu ir ko noriu palinkėti. Net jeigu nėra nei vieno žmogaus palaikančio, galbūt yra, nežinau, pagalius į ratus kaišiojantis, gal yra besijuokiantis, besukiojantis pirštą prie smegenų, nesvarbu. Net jeigu nėra nei vieno žmogaus, tai nereiškia, kad nėra įmanoma. Tas, vat, kaip Jurga sakei, kuo daugiau išorinio palaikymo, ar
žodžiu, yra atvirkštinės proporcijos, ne? Kuo yra mažiau jum išorinio palaikymo, tuo greičiau tas vidus pasistato. Tas vidinis stuburas tuo greičiau atsiranda. Jeigu iš tikrųjų yra va, ta misija ir vizija aiški, tai to išorinio palaikymo nebuvimas iš tikrųjų yra va, tas tokia pagreitinta statybinė medžiaga savo, pastatyti save, atrasti save, nustoti savo meluoti. Man toksai, jisai, pat yra toksai, kaip čia pasakyti, sustiprinta mokymosi programa. Ir kodėl ne? Jeigu iš tikrųjų nėra tų žmonių, kurie vat, palaiko šiuo metu aplinkoje, tai pradėkim nuo savęs. Tai va čia toksai gal palinkėjimas būtų visad, mes kaučeriai, mes patys turim tuos visus įrankius ir aš jau jaučiu, kad praktiškai kas antram epizodė aš tą patį kartoju. Jeigu yra sudėtinga, mes einam ir kaučinamės. Einam pas kolegas ir kaučinamės. Įsivaizduokit, kad ateina pas jūs klientas, kuris nori savo veiklą vystyti ir jo nepalaiko aplinka. Kaučintumėt. Tai ir pats prasikaučinkim. Aš bent jau pradėjau nuo to. Super. Taip, mūsų profesija yra tuo dėkinga, kad mes pagalbininkų kaučerių tikrai turim ratą ir pačios galim dar save plius pakaučint, kas yra labai vertinga. Ačiū, Violeta. Ugnė. Man labai patiko Violetos paminėjimas apie tą savo ašį, kad mes, kai neturim palaikymo, tai sustiprėja ta mūsų ašis, bet lygiai taip pat, kuo mes save labiau palaikom, aš aplamai labai daug šneku apie savęs palaikymą, tiesiog, kad aš myliu save, priemu save, man sekasi, man nesiseka, kad aš nenusigrėžiu pati nuo savęs, jeigu aplinka nuo manęs nusigrėžia. Ir aš esu ta savo palaikytoja. Ir kuo aš jaučiu, kad aš esu savo kelyje labiau, tuo ir aplinka automatiškai atspindės tą palaikymą. Tai kuo aš esu labiau savo šį, kuo aš labiau esu užtikrinta, kuo esu pati labiau užsigryninus tą savo kodėl, tą savo viziją, tai neišvengiamai aplinka pradeda tai atspindėti ir mes tą palaikymą vienaip ar kitaip turėsim. Tai čia yra tik tai laiko klausimas. Ir kuo mes labiau gręžiamės į save, prašau, kiti man padėkit, ar ne, bet, o iš tikrųjų aš, ar ne, kaip aš galvoju, kaip aš jaučiu, ką aš darau, ko aš noriu, kodėl aš tai darau ir visiškai tą prisėmus atsakomybę, kad aš turiu save palaikyti, jeigu noriu šitam gyvenime judėti prieki ir tada mes ir aplinkoje tą palaikymą tikrai pamatysim. Ugnė. Ačiū labai, Ugnė. Jo, čia merginos kalbėjo Violeta, Ugnė ir man priminė irgi vieną tokią net praktiką, kurią aš darydavau ir dabar rekomenduoju kartais moterim. Kai būdavo labai sunku ir to palaikymo trūkdavo, aš kai vakare eidavau dantų valytis, praustis, žiūrėdavau veidrodį ir savo į akis žiūrėdama sakydavau, net jeigu niekas pasaulyje tavęs nepalaikys, mieloji, aš tave palaikysiu. Ir tai būdavo tokia stipri, žodžiai savo žiūrint į akis, kurie leisdavo suprasti, kad yra vienas žmogus tikrai už tave. Ir klientėm, kai pas mane jos ateina, ypač tos, kur labai daug abejonių, nebūtinai ar veiklą vysto, ar santykius, pas mane labai daug su santykiais ateina klausimų. Aš sakau, aš matau, kad dabar, ar ne, tau sunku būti už save, aš pabūsiu už tave, kol tu gebėsi būti už save. Tai tą erdvę duoti žmogui, ar ne, yra iš tikrųjų svarbu ir ne viską mes pačios galim ir ne viską mes pačios turim daryti, ar ne. Nebijoti kreiptis pagalbos, nebijoti rasti žmogų, kuris bus už tave, kai tau sunku būti už save, nes tiesiog šiai minutei neužtenka jėgų, ar ne. Mes nesam izoliuoti, mes nesam vieniši. Ir Jurgai dar atliepiant į jos pasakymą, ar ne, kad nesiorientuoti į rezultatą, labiau į procesą, tai čia nuostabi tema yra, kaip iš tikrųjų savirealizaciją supranta vyrai ir moteris ir kas turi būti svarbu vieniem ar kitiem, nes rezultatų siekimas yra vyriškas aspektas
Ir dėl to moteris, kurios eina į veiklą ir veikia vyriškų principų, patiria perdegimą ir visa kita. Tai čia yra viena iš priežasčių. Tai va, Taip, taip, puikus tikslas, ar ne, orientuotis į procesą. taip. Čia yra visiškai atskira tema, kaip moteriškai auginti verslą ir kaip vyriškai auginti verslą. Tikrai. Tai va, tai ačiū, kad įvardinai. Aš vat irgi išsinešu, kad ir palaikymas, ir jo stoka turi pliusų ir minusų. Aišku, jeigu prieštarautų kažkas iš labai artimų žmonių, pavyzdžiui, tarkim, vyras ar ten, nežinau, jeigu ar tėvai, broliai, sesės aktyviai prieštarautų, tai nežinau tada, ką pasakyčiau, ko gero negaliotų mūsų visas šitas pokalbis arba dalis jo. Nes, reikėtų tada spręsti vertybiškai, ne, ar verta daryti kažką, kam labai nepritarė kažkas. Ir čia toliau jau spręsti atskirai tą problemą, bet čia turbūt labiau ekstra atvejus. Dažniausiai paprastai žmonės būna neutralūs ir neišreiškia palaikymo. Šiaip lietuviai apskritai santūresni palaikymui yra viskame kame. Tai vat ir tas palaikymas turi akivaizdžių pliusų, kurie mums padeda. Nepalaikymas irgi turi pliusų, pasirodo ir visai gerų, ne? Kurių galbūt mes nesirinktumėm pačios, vat, kaip tarkim COVID-o, nesirinktumėm pačios, ne, praeiti, bet mokykla tai tokia labai grūdinanti yra, ne? Tai ir taip susidaro tada prielaidos savilyderystės augimui. Tai vat viskas, ką mes kalbėjome, man yra tas lyderio bruožas, savilyderystė, aš einu pirma, ne? Nors ir nėra dar įrodymų, nei kad man seksis, nei kad palaiko. Bet aš klausau savo širdies, turiu viziją, žinau, kodėl tą darau ir aš einu, ne, ir savo ašį tą stiprinu. Eidama ir kai nesiseka, žinoma, kai yra pasipriešinimas aplinkos ar dar kažko, tai raumenys stiprėja daug greičiau, vidiniai raumenys, ne. Tai aš išeinu irgi su tą mintim ir palinkėjimu visom, kad sergam pačios už save pirmiausia, būkim savo pačių didžiausiam gerbėjom, palaikytojais. Ir tada kitiem taps normalu ir norėsis mus irgi palaikyti, prisidėti prie to, natūraliai. Jeigu žmogus, žinoma, yra geranoriškas mūsų atžvilgiu. Tai va, tai ačiū labai pašnekovėm, tikrai įkvepiantis pokalbis. Ir iki kito karto. Mes dabar turėsim pertrauką, informuoju, parašysim grupiai. Ačiū labai visom už pokalbį. Dėkui merginos ir dėkui, kad žiūrit.